kodėl pacientas turėtų norėti tą dalyką daryti. Kodėl jam reikia dėti pastangas. Turi būti kažkoks motyvas. Nu, tarkim, pavyzdžiui, nes yra krūvagi žmonių, sėdi, va taip ir sakau, viskas gyvenime yra blogai. Reikia kažką daryti. Ir viskas yra blogai. Bet kodėl jisai turėdamas žinių ir gebėjimų, vieni daro, kiti nedaro. Koks turi būti motyvas? Vat ar tokiu atveju žmogus turi galvoje tą supratimą, kad mano sveikata, mano šeimos sveikata, narių, vaikų, tėvų yra man vertybė. Ta prasme, nes man kartais atrodo, vat, žinoma, čia ne visais atvejais, bet pasitaiko tokių epizodų, kada žmogus mėgaujasi savo lygomis, sakykime, savo tokia būkle ir vietoj to, kad iš tikrųjų aktyviai dalyvauti savo sveikatoje, grįžti prie socialinio gyvenimo, greičiau grįžti į darbą, į, sakykime, pridėtinės vertės kūrimą, BVP prisidėjimą ir taip toliau ir panašiai, jisai sako, būsiu dabar 2 savaitės ar 2 mėnesius namuose.